Tai sveiki atvykę naują anglų kalbos kursą Dukus pamoką, su jumis mokytojas Edgaras. Ir šiandieną turim pakalbėti apie 12 anglų kalbos laikų. Tai reiškia, aš dažnai pastebiu, kad mokiniai trupučiuką prisibijo. Aš galvoju, mes lietuvių kalboje turim 4 laikus. Esamasis, praeities, ateities, tada būtasis dažninis dar gali būti. Ir tada atrodo kosmosas, kad anglų kalboje turime 12 laikų. Ką mes ten tokio galim tais 12 laikų pasakyti. Ir aš šiandieną noriu trupučiuką parodyti, kaip, pavyzdžiui, paimti vieną veiksmažodį ir išdėlioti jį per visus laikus, kad iš esmės tai, ką mes vadiname 12 anglų kalbos laikų, yra tam tikros specifinės struktūros. Mes net anglų kalboje nevadinam jų laikais, mes vadinam tai tenses, kas reiškia, tokios kaip sakinio struktūros iš esmės. Tai pasižiūrėkim, kaip dabar atrodo tai. Tai reiškia, kaip mes suskirstom laikus ir kokiose situacijose mes galime juos panaudoti. Tai visų pirma, reikia suprasti, kad laikai anglų kalboje yra 3. Iš esmės yra present, ar ne? Yra past ir future. Tai yra present dabartis, past praeitis, future ateitis. Ir tada mes turime simple laikus, turime continuous laikus, turime perfect laikus ir turime perfect continuous. Ir dabar vėlgi, kaip sakau, gali atrodyti, kad tai labai kažkokie tai sudėtingos struktūros, sudėtingi dalykai, kaip galim tos 12 laikų išmokti. Bet pasižiūrim, kam naudojam kiekvieną iš jų ir kaip skirtingai mes suvokiam tai lietuvių kalboje, kai bandom tai padaryti. Tai reiškia, turiu visų pirma present simple. Tai present simple ir present continuous, o šitos 2 laikus reikia suprasti kartu. Nes mes šitos 2 laikus lietuvių kalboje išreiškiam per vieną laiką, tiesiog per paprastą. Mes tiesiog paprastąją dabartim, tiesiog dabarties laikas, esamasis laikas, ar ne? Bet, pavyzdžiui, tokį sakinį, kaip aš tai darau, aš turiu 2 būdus, kaip pasakyti. Ne? To do yra daryti, ar ne? Tai aš tai darau, aš galiu sakyti arba I do it, arba I am doing it. 2 variantai. Abudu teisingi, abu juos galime išversti į aš tai darau. Bet I do it, pavyzdžiui, every day, kiekvieną dieną ir I am doing it now. Tai va čia yra esminis skirtumas. I do it every day, aš tai darau kiekvieną dieną. Tai reiškia rutiniškai pasikartojančiai. Kitaip tariant, tai įvyksta kiekvieną dieną. Ar ne? O čia viskas vyksta šiuo momentu. Tai vyksta dabar. Aš juk negaliu sakyti, kad tai įvyksta dabar, ne, tai įvyksta karts nuo karto, bet tai vyksta šiuo metu. Tai va čia yra esminis skirtumas, nes mano sakinys, aš tai darau, gali reikšti, kad aš tai darau, pavyzdžiui, vienas tai iš dalykų, kuriuos aš darau gyvenime, karts nuo karto, arba aš tai darau šiuo momentu. Ir tam yra 2 skirtingi laikai anglų kalboje. Yra present simple, kuris nurodo, dabar mes neįsim į ten klausimus, neiginius, ateities pamokose galėsim tos dalykus paliesti kiekvienų laikų, bet dabar tiesiog reikia suprasti, kaip veikia paprastas teiginys, bet kuriam laike, ir tiesiog suprasti skirtumą tarp to, ką mes sakom, naudodami kiekvieną iš tų laikų. Tai I do it every day, tai aš tai darau kiekvieną dieną, tai įvyksta kiekvieną dieną. I am doing it now, tai vyksta šiuo metu. Dabar naudojam pirmąją formą čia, naudojame aš esu, lyg, sakau, aš esu darymas. Sakau, I am, aš esu, and doing. Yra veiksmažodis, tai yra daiktavardinė veiksmažodžio forma. Tai kaip ir sakau, aš esu darymas, aš esu daryme. Aš esu to dalyko daryme. Tai darau šiuo metu, kitaip tariant. Past simple, aš sakau, I did it yesterday. Tai įvyko, right? Įvyko vakar. Past simple naudoju, kai turiu tikslų laiką praeityje, nes tam, kad pasakyti, jog tai įvyko, dažniausiai aš turiu irgi tikslaus laiko, reikia aplinkybės, kada tai įvyko, ar ne? Ir galiu sakyti, I was doing it yesterday. Tai vyko. Šituo sakiniu nurodau ne patį faktą, kad veiksmas įvyko, bet kad jisai vyko, jis tęsiasi testinai kažkokį tai laiko tarpą, ne? Ir tai irgi labai svarbu yra nurodyti. Ok, keliaujame į ateitį. Aš sakau, I will do it tomorrow. Arba I will be doing it. Tai kitaip tariant, tai įvyks, ar ne? Arba testinai tai vyks ateityje. Bus testinumas savotiškas, ar ne? Ir vėlgi, kai mes galim dabar pažiūrėti
su pirmaisiais dviem stulpeliais, simple ir continuous. Kas įvyko? Ar ne, įvyko vėlgi, čia kaip turim. Tai turime do, did ir will do. Tai reiškia pagrindinis veiksmažodis, kuris šiuo atveju yra daryti, yra dabartyje, pirma forma, praeityje, antra forma ir su will ateityje. Tai reiškia, tikrasis veiksmažodis keliauja per laiką, priklausomai nuo to, ar turim dabartį, praeitį ar ateitį. Continuous, tęstinis. Kas čia įvyksta? Žiūrėkit, tikrasis veiksmažodis daryti lieka su ingalūne visose variantuose. Ir aš tik tai turiu veiksmažodžio būti dalį, kuri keliauja per laiką. Am, was ir will be. Tai aš lyg sakyčiau, aš esu darime, aš buvau darime to dalyko, arba aš būsiu darime to dalyko. Tai dabar turime simple ir turim continuous. Dabar perinam prie perfect. Aš iš karto surašau, kaip atrodo perfectai, ar ne? Tai reiškia, aš sakyčiau, I have done it, ar ne? I had done it ir I will have done it. Tai kaip matom, tikrasis veiksmažodis do lieka trečioje formoje daryti, ar ne? Tai yra done, done ir done. Ir kas keičiasi? Keičiasi veiksmažodis iš kažkur have atsirado turėti. Have esamajam laike, had praeityje ir will have ateityje. Ir iš esmės, ką aš čia sakau? Aš sakau, kad tai yra įvykę, ar ne? Buvo įvykę ir bus įvykę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia aš konstatuoju patį faktą, kad kažkas tai yra padaryta. Pavyzdžiui, I had done it, I have done it already. Aš jau esu tai padaręs, jau tai yra įvykę. I had done it before you asked me. Dar pridėkim, I had done it already before you asked me. Tik tai it mes dėsime ne šitoj vietoj, bet šitoj. I had done it already before you asked me, ar ne? Na, čia negražiai trupučiuką susidėlioja lentelį, bet suprantat, ką tu noriu pasakyti, ar ne? Prieš tai, kol tu paprašai, aš jau buvau tai padaręs. Ne esu padaręs dabar. Prieš tai, praeitie, prieš kitą veiksmą, kol tu paprašai, jau aš buvau tai padaręs, jau tai buvo įvykę. Ar ne? Ir I will have done it when you come back. Tai čia, kai tu grįši, aš jau būsiu tai padaręs. When you come back, čia kondicinė pradžia, dėl to per esamą laiką išaiškim, bet ne tai svarbu čia. Tai svarbu, kad tai bus įvykę ateityje. Tai jau bus padaryta. I will have done it. Ką dabar svarbu atkreipti dėmesį? Lietuvių kalboje aš sakau, yra įvykę, buvo įvykę, bus įvykę. Aš naudoju veiksmažodį būti kaip pagalbinį. Anglų kalboje aš naudoju veiksmažodį turėti. Aš lyg sakau, tai turės įvykę. Tai turėjo įvykę ir tai turi įvykę čia, turėjo įvykę čia ir turės įvykę čia. Jeigu paimti pavyzdį, aš esu matęs šitą filmą, tai lyg aš sakyčiau, aš turiu matę šitą filmą. Aš tai darau anglų kalboje iš esmės. Tiesiog naudoju kitą veiksmažodį pagalbinį. Ne būti, bet turėti. Ir surašau perfect continuous. Aš sakau, I have been doing it, ar ne? I had been doing it ir I will have been doing it. Tai vėlgi, matom, kad tikrasis veiksmažodis jau yra su ingalūne, ar ne? Visais atvejais, visais trim. Ir been prie visų yra. Ir kas keičiasi, tai va šitas vėlgi have, jisai eina per laiką. Have, had ir will have. Viskam yra struktūra, ar ne? Dabar tai, kad paaiškinti, kas čia darosi, turim parodyti netaisyklingą lietuvių kalbą, ar ne? Ir sakyti, tai yra pravykę tam tikrą laiką, ar ne? Buvo pravykę ir bus pravykę. Dalykas yra tas, kad yra pravykę, galim sakyti ir su perfect continuous. Tik šitie du. Ta funkcija, kad kažkas yra pravykę tam tikrą laiką, galim su šituo tiesiog paprastu pasakyti, ar ne? Bet dažnai tiesiog išsiaiškiam, sakom, I have been doing it, tarkim, for 10 years already. Matot, skirtumas, kad čia yra įvykę. Tiesiog paėmė, pastatoju faktą, kad tai yra nutikę. Čia sakau, kad tai yra pravykę tam tikrą laiko tarpą, pavyzdžiui, 10 metų. Čia ne tai, kad yra pravykę, bet, pavyzdžiui, I had been doing it for 10 years before I decided to quit.
Tarkim, aš jau tai buvau pradaręs 10 metų, prieš tai, kol nusprendžiau quit, sustoti, nebedaryti to, ar ne? O čia, pavyzdžiui, I will have been doing it for 10 years next year. Kitais metais aš jau bus 10 metų, kai aš tai esu pradaręs, kai esu bedarantis tai 10 metų. Mes nesakom to su lietuvių kalboje, ar ne? Bet tai yra pakankamai lengva mums suprasti, ką turim omeny. Yra pravykę, buvo pravykę ir bus pravykę 10 metų jau. Tai va taip atrodo mūsų visi 12 laikų. Tai yra specifinės, kaip sakau, struktūriškai viskas turi prasme, simple laikose. Pats tikrasis veiksmažodis eina per laiką. Do, did, will do. Continuous laikė turime am, was, will be doing, ar ne, will be. Čia turime have, had, will have. Ir čia turime have, had, will have. Tiesiog keičiasi, kas eina po to. Perfect laikė mes turim trečią formą, o perfect continuous mes turime been ir tada tikrai veiksmažodį jau su ingalūne. Ir tada mes tai turime, kaip sakau, kažkas tai arba įvyksta nuolatos pasikartojančiai, arba įvyko praeityje vieną kartą, arba įvyks ateityje. Bet tai yra mums svarbu priešdalis, ar ne? Įvyko, įvyksta, įvyks. Čia kažkas testinai dabartyje šiuo momentu vyksta, praeityje vyko testinai arba vyks ateityje. Pavyzdžiui, neskambink man rytoj, I will be working, aš dirbsiu. Perfect laikai, tai yra įvykę, pats faktas, kad tai yra įvykę. Tai buvo įvykę iki kažkokio kito įvykio, pavyzdžiui, aš tai buvau padaręs jau iki tol, kol tu manęs paprašėjai. Arba tai bus įvykę ateityje, kai grįšiu namo, pavyzdžiui, aš jau būsiu išėjęs, ar ne? Arba aš jau būsiu padaręs, kai tu grįši namo, aš jau būsiu tai padaręs. Perfect laikai, kad yra pravykę, tai 10 metų jau yra pravykę tai, buvo pravykę, tai reiškia iki kito veiksmo pabaigos, kaip ir past perfect, ar ne? Tik tai, kad past perfect veiksmas kažkoks įvyko iki kito pabaigos, o čia buvo pravykęs iki kito pabaigos. Tai čia aš sakau, pavyzdžiui, tarkim, čia aš sakau, kad 10 metų buvau pradirbęs iki tol, kol nusprendžiau išeiti, ar ne? Arba galiu sakyti, aš jau buvau tai padaręs iki kol nusprendžiau išeiti, kas būtų past perfect. Tai netestinis, toks vienkartinis veiksmas. Na ir šitas labai retai naudojamas, ar ne, kad aš jau būsiu pradaręs tai 10 metų kitais metais. Pavyzdžiui, būsiu 10 metų, kaip esu pradirbęs tam tikroje kompanijoje, ar ne? Tai taip dėliojam mūsų laikus. Ar jie yra visi mums reikalingi kasdieniai kalboj? Ne. Mes iš esmės kasdieniai kalboj naudojame, tikrai naudojame šituos, pažymėkim galbūt raudonajos, ar ne? Naudojam kasdieniai kalboj šitą. Ir kasdieniai kalboj sutiksit, bet nebūtinai jums reikės naudoti šitą laiką. Nes, pavyzdžiui, jūs dažnai galite tiesiog pasakyti past simple laikė, kad, pavyzdžiui, aš kažką tai padariau, bet tai to, kad esu padaręs, nes mes lietuvių kalboje dažnai tai darom. Nebūtinai sakysim, aš esu matęs tą filmą, jūs sakysit, aš mačiau tą filmą. Arba aš jau mačiau. Tai to negalima daryti anglų kalboje, teoriškai, kaip ir taisyklė. Turim sakyti, I have seen this movie, bet jeigu sakysit, I saw this movie already, jūs tikrai supras. Tai va dėl to, kaip sakau, šitą laiką labiau yra svarbu suprasti, kad čia nieks nieko fiziškai neturi, kai jums sako, bet kalba eina apie tai, kad kažkas yra įvykę. Ir šitas laikas irgi pakankamai dažnai naudojamas yra, bet aš jį tai pažymėčiau truputėlį kitą spalvą, galbūt mėlyną, kad jį reikėtų jau vėliau išmokti. Pirmą reikia susitvarkyti su visais simple laikais, su tuo, kad šiuo momentu kažkas tai vyksta, ir su perfect laiku. Na, ir tada jau pridėkim past continuous. Ir faktas, kad tada jau past perfect pridėsim. Pavyzdžiui, ateitis nėra taip svarbu turėti continuous laiką. Ypatingai šnekamoje kalboje žmonės tiesiog dažniausiai naudoja future simple, net ir tie, kurių gimtoji kalba anglų yra. Bet, tarkim, žinoti, kai kažkas tokio yra sakoma, reikia. Nes, galima tiesiog pasakyti paprasčiau dalykus, ar ne? Tiesiog sakyti, pavyzdžiui, I work at this company for 9 years. Next year will be 10. Kitais metais bus 10. Tai yra skamba paprasčiau, taip labiau laužyta anglų kalba, bet galima išreikšti kitais būdais, ar ne paprastesniais laikais tai, ką norima čia pasakyti. Bet tiesiog, kaip sakau, mokėti reikia, suprasti reikia. Tai, kaip sakau, taip atrodo šitie mūsų 12 laikų. Kažkokio tai stebuklingo kosmoso tikrai nėra, jie tikrai yra suprantami. Nėra, kad mes neturime šitų struktūrų ar nesakome tokių dalykų lietuvių kalba, tai visiškai netiesa, mes turim jos ir lietuvių kalboj, ir naudojam lietuvių kalboj, tiesiog mes truputėlį paprasčiau visą tai žiūrim, dėl to, kad lietuvių kalbai nėra struktūra svarbiausias dalykas. Mes turim galūnes, mes turim giminės skaičius, linksnius ir tai daug dalykų, tai tuo dalykų nurodom. Kadangi anglų kalba to neturi,
Tai nėra inflekcinė kalba, ne galūnėmis paremta kalba. Anglų kalboje daug svarbesnis dalykas yra sakinio struktūra ir dėl to mes turim šitos tenses, kurie išreiškia tam tikras struktūras tam tikram laikė, ne, ir taip dėliojame tokius sakinius anglų kalboje. Tai tikiuosi buvo įdomu ir naudinga. Jeigu turit klausimų, rašykit drąsiai komentaruose, atsakysiu, į ką tik galėsiu. Taip veikia mūsų 12 anglų kalbos laikų. Turiu dar papildomą dovaną, jums turiu frazių knygelę, kurią rasit aprašyme, tai nemokama audio ir PDF knyga. Parsisiųskit, naudokit, rasit ją aprašyme, rasit pirmam komentarę, tiesiog žemiau video. Tai parsisiųskit, naudokit, kaip sakau, nemokama mano dovana jums. Ačiū, kad pažiūrėjot video iki galo ir tada ką, susimatom kitose pamokose. Nepamirškit paspausti subscribe, paspauskit like ant video, kad tiesiog daugiau žmonių pamatytų, daugiau žmonių pažiūrėtų ir susimatom kitose pamokose. Iki.